Pranašas Ezechielius vienoje iš savo vizijų sako, matau šventovę ir iš jos dešinėjo šono sruvena gyvas vanduo. Ir sako, ką tas vanduo paliečia, tas nebelieka taip, kaip buvo. Sako, tų medžių lapai nevysta, visa būna perkeista ir tampa ir vėl vaisinga. Šis švęstas vanduo, kurio būsime apšlakstyti šventųjų mišių pradžioje, te būna tai tas gailestingumas tekantis iš pervertos Jėzaus širdies. Tas kraujas ir vanduo, kuris te apvalo, kuris te gina jūs, kuris te nutrauko bet kokius piktojo saitus ir kėslus, žabangus, prakeiksmus, visa, kas yra dar iš tamsos ir ne Kristaus karalystės jumise. Ir tegul visa jumise bus atgaivinta, te visa jūsų širdis, kūnas, siela šiandien sugiedos naują giesmę, nes viešpaties gailestingumas per amžius. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo, vadinamo Dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių dūrio ir neįleisiu piršto į vynių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo, ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, įleisk čia pirštą ir pažiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki nematę. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Girdėjote viešpaties žodį. Tikrai galima čia ir laiptus panaudoti, jeigu kažkas norit, pritūpkite. Nes kaip visada neparuošiau trumpo pamokslo. Pritūpkite. Tikrai drąsiai čia ant laipto pirmo atsisėskite, kam sunkiau stovėti. Šią savaitę, pirmadienį,
dauguma iš jūsų švenčiau taip pat šventasias mišias 10 valandą, dar atsisveikinom, vienu kitu sveikinimo žodžiu apsikeitėm. Ir tada sesė vienuolė man į ausį atėjusi pasakė, kad mirė popiežius Pranciškus. Ir aš kaip apaštalas Tomas šios dienos Evangelijoje nepatikėjau. Galvoju, kiek kartų jau mes čia šventovai palaidojam gyvus žmonės ir meldėmės už amžinatilsį. Ir po to skambina, sako, aš gyvas, ką ten darot? Per Lietuvą kokias žinias skelbėt, per Marijos radiją ir panašiai. Turėjom čia tokių atvejų. Ir nepatikėjau, neigiau, atrodo, buvo kaip ir savaime suprantama, bet patikrinau iš karto telefone oficialius tinklalapius ir matau, kad taip, iš tiesų popiežius mirė. Tada po neigimo ateina sekantis etapas, racionalizuojame. Tai kaip ir amžius, kaip ir liga, kaip ir buvo galima tikėtis, bet vis vien vakare, kai jau žvelgiau naujienas, kas vyko pasaulyje, kas vyksta Vatikane, negalėjau sulaikyti ašarų, jausdamas, kad praradau kažką labai artimo. Jaučiausi taip, kaip mirus Jonui Pauliui II, nors tuo metu buvau tik tai 5 klasėje, bet išgyvenau tą tokį kažkokį apleistumo, tokio palikto našlaičio vaiko jausmą. Nes tai yra mano kunigystės popiežius. 2013 metais, ta kovo 13, kai pasirodė jisai balkone, popiežius naujai išrinktas, aš dar buvau tik tai žengęs pirmuosius žingsnius kunigų seminarijoje ir kartu su propadeutiniu kursu, su kunigu Vaclovu vadovu sėdėjome savo ant sofos ir stebėjome, kas čia vyksta tokio pasaulyje. Tai per tuos popiežiaus tarnystės metus spėjau pasibaigti kunigų seminariją ir jau beveik 5 metus kunigauti, tai drąsiai galiu sakyti, kad tai mano kunigystės popiežius. Ką tai reiškia būti kunigu, kokiu kunigu reikia būti, mokiausi iš šio popiežiaus ne tiek žodžių, kiek laikysenos. Labai daug bažnyčioje per amžius buvo kalbama, apgiedama, mes kas sekmadienį tai išpažįstam, tikiu Dievą Tėvą visagalį. Mes labai mėgstame tą Dievo visagalybės įvaizdį. Jis viską gali. Taria žodį atsiranda, taria žodį kažkas dingsta, taria žodį kažkas persikeičia. Mes labai mėgstam ir mums labai reikalingas Dievo visagalio įvaizdis, kuriam nieks nėra neįmanoma, kuris ką sumąsto, taip įvyksta ir toks iš tiesų yra Dievas. Bet kažkodėl tai tas pats Dievas, įsikūnijęs Dievas, Jėzus Kristus norėjo bažnyčiai 3 tūkstantmečio pradžioje per Joną Paulių II, prieš tai per sesę Faustiną, dovanoti mums gailestingumo sekmadienį. Ir šiandien, kai švenčiame tą gailestingumo ypatingą sekmadienį, šventėme gailestingumo savaitę, taip pat prieš akis gyvai turime popiežių ir 12 metų jo tarnystės. Šiandien aš kviečiu jūs švęsti iš tiesų Dievo negalę. Šiandien esame liudininkai Dievo negalios. Dievas iš tiesų negali. Šiandien turime tai pasakyti šį gailestingumo sekmadienį. Ko Dievas negali? Dievas negali nemylėti, Dievas negali neatleisti. Kitaip tariant, Dievas visada myli ir visada atleidžia, nes tai sudaro jo esmę. Jis tarsi nustotų būti, jeigu nuolat nerodytų mums įvairiais būdais savo meilės ir savo atleidimo. Kaip Dievo negalę skelbia popiežius Pranciškus, kaip ir sakiau, ne žodžiais, bet darbais. Jis tikėjimą buvo pavertęs darbais ir laikysena pasirinkimais. Nors nemažai pakalbėjo ir parašė. Tai buvo mylinčio Dievo šauklys visų savo kūnų, sielą, visą savo esybę.
Jo susidomėjimo veikimo centre patys žinote, kas atsirado. Paraščių paraštės, pabėgėliai, vargšai neturintis kur gyventi, ką valgyti, karų stichijų nualinti gyventojai, sergantis kaliniai, įkaitai, šeimos, vaikai, jaunimas, vieniši senoliai, negalę turinti žmonės, galiausiai dar motinos įsčiose esanti gyvybė. Ir šiandien aš tai matau, tarsi tai būtų vakar, kaip jis sustoja čia Vilniuje ir eina su jautria šypsena prie ligonių šalia hospiso ir aušros varto. Prie kiekvieno sustoja, kiekvienam padovanoja šypseną, palaiminimą, artumą. Iš visų įmanomų lankytinų vietų Lietuvoje jisai pasirenka okupacijos ir laisvės, kitaip tariant, KGB muziejų, kur 50 metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai. Ne pilis, ne kitus kažkokius memorialus, bet būtent šią vietą, kuri, galima sakyti, simbolizuoja Lietuvos ir jos gyventojų kančią ir priespaudą. Ir kai tik ką sutikdavo iš Lietuvos, jisai ką paminėdavo, ne šventovės garses, bet sako, aš buvau KGB muziejuje. Daugmaž, kad suprastum, kad suprantu, kad kentėjai, suprantu, kad jūsų tauta kentėjo. Neįmanoma užmiršti, kaip jis 2019 m. balandį klaupėsi prieš Pietų Sudano lyderius ir bučiavo jiems kojas, kiekvienam, moterims ir vyrams, nežinau kiek jų, 10 gal buvo įsirikiavusių. Tas mikrofonas buvo prisegtas prie popiežiaus pat krūtinės ir burnos ir aš tik tai girdėjau jo sunkų alsavimą ir jis prie kiekvieno iš jų klaupdavosi ir stodavosi, ką mes ne visi net padarom prieš švenčiausiąjį sakramentą. Ir sako, meldžiu jūsų taikos Pietų Sudane. Prašau jūsų taip pat daryti vienas kitam. Šitie vaizdai mane lydės iki mano gyvenimo pabaigos. Kai po savo katechezės matau bučiuoja vyriškį, visiškai deformuotų veidų, sergančių labai reta vėžio forma, tas vyras vėliau žurnalistams sakys, galvojau, kad jis tik paduos man ranką, o jis mane apkabino be žodžio. Jis manęs neišsigando, jam nebuvo šlykštu. Jaučiausi tarsi rojuje, jaučiau tik meilę. Dabar, sako, aš jaučiuosi stipresnis ir laimingesnis, jaučiu, kad galiu judėti į priekį. Prisimenu tas visas akimirkas, kai tūkstančiai benamių, kas nebuvo nei suvokiama, nei numanoma, pietaudavo Vatikano rūmuose. Lazanija, keptas viščiukas, bulvių košė, o pabaigai, kaip ir mes mėgstam, desertas, itališkas tiramisu. Kirpėjai, gydytojai ir dušai Petro aikštėje jau per šiuos metus nieko nestebino, gal šiek tiek pamurmėdavo kardinolai. Ir tie stiprus popiežiaus žodžiai, kurie mane lydi ir šiandien. Išmestas maistas, tai pavogtas maistas nuo vargšų stalo. Jis nesugebėjo kitaip švęsti didžiojo ketvirtadienio, kaip vykti kiekvienais metais į kalėjimą. Tikrai popiežiaus vieta kiekvieną didįjį ketvirtadienį kalėjime, taigi savaime suprantama, juokauju, aišku, kad ne savaime suprantama. Ir kai jam lieka keletą dienų iki mirties, šį didįjį ketvirtadienį jisai nevadovauja mišioms, jau nebeplauna kojų kalėjime, kaip tas buvo įprasta vyrams ir moteriams, katalikams, stačiatikiams, musulmonams ir budistams, paaugliams ir dar kartą pakartosiu vyrams ir moteriams. Jau negalėjo plauti tų kojų, bet jisai atvyko ir sako, šiais metais to padaryti negaliu, bet galiu ir noriu būti šalia jūsų, nes tai yra tėvas. Nes jisai žinojo, kad Dievas yra tėvas, kad Dievas nori ir visada yra šalia. Jis turėjo laiko šeimoms, daug selfių šeimų padarytų su popiežiumi ir daugelį minčių užtvirtino savo dokumentuose, kur sakė, šeimos uždavinys paversti šį pasaulį rūpestingais namais. Ir tose namuose, sako popiežius, turi būti vietos ne tik pramogoms,
augintiniams, kačiukams ir šuniukams, naujausioms technologijoms, bet visų pirma kiekvienam vaikui. Pradėtam motinos įsčiose, gimusiam, bet taip pat ir įvaikintam vaikui, o taip pat galiausiai senoliams. Amoris Leticija sako, šeima, kuri nesirūpina ir negerbia seneliais, senoliai savo šeimoje, kurie yra gyva tos šeimos atmintis, yra subyrėjusi šeima, o jų neužmirštanti šeima yra ateitį turinti šeima. Jeigu rūpinatės senoliais, turit ateitį. Nesirūpinat seneliais, tokia šeima neturi ateities, yra subyrėjusi šeima. Kvapą gniaužiančios nuotraukos išliks iš 2016 metų, kai popiežius tiesiog vienas pats lankosi žemės drebėjimo nusiaubtame mieste Amatrice, centrinėje Italijoje, kur prieš tai žuvo 297 žmonės. Ar galime užmiršti popiežiaus 1,5 metų, mielieji, 1,5 metų kasdien skambučius klebonui į parapiją Gazos ruože, kur vyko karas tarp Izraelio ir Palestinos? Popiežius kasdien 1,5 metų skambino tos parapijos klebonai ir tai padarė dar 2 dienas prieš mirtį, kalbėdavo netrumpiau negu 15 minučių. Ką liudija kunigas, kuris su juo kalbėjo dar 2 dienas iki mirties. Popiežius kalbėjo su mumis kaip tėvas, besirūpinantis savo vaikais. Jis mus nuramino ir visada klausia, ką valgėme, ar turime ką gerti, ar dar yra vaistų, kaip jaučiasi vaikai ir motinos likusios be savo vyrų, be savo tėvų. Ar tai yra savaime suprantama, kad popiežius Pranciškus skambina motinai, kuri automobilio avarijoje netenka sūnaus? Tai buvo atsakymas į tos moters laišką, o apie praleistą skambutį nuo popiežiaus ją informavo atsakiklis, kuriame popiežius mielai įsirašė: skambina popiežius Pranciškus, kai galėsite, atskambinkite man. Jis skambina moteriai, kuri rūpinasi 28 metų vyrų turinčių sunkią negalę, kuri mama paliko, kai jam buvo 7 mėnesiai. Čia popiežius Pranciškus, sako, girdžiu telefone, aš ir atsisėdau. Matija, tau buvo patikėtas ne veltui, jai sako popiežius. Viešpats tau jį padovanojo kaip didžiausią dovaną. Ir galiausiai iš paskutiniųjų jėgų, lygiai prieš savaitę Švento Petro aikštėje, kai jisai dar išeidamas į viešumą klausė savo slaugo, ar aš pajėgsiu tai padaryti. Sako, pajėgsite. Jisai išeina ir paskutinį kartą, kaip tėvas, iki paskutinio atodūsio palaimina, prisiliečia prie vaikų ir kas nebuvo planuota, išvažiuoja paskutinę kartą į Petro aikštę, nes jisai žinojo, kad Dievas negali nemylėti. Dievas yra tėvas, kuris trokšta būti arti todos, visų, visada šalia. Ir šiandien švenčiame taip pat Dievo negalę. Jis negali neatleisti. Popiežius Pranciškus nekartą sakė kunigams, mielieji, sako, jūs jau šiandien turite ne kaip Jėzus palikti 99 ir eiti ieškoti vienos avies, bet, sako, mielieji kunigai, jūs turit palikti vieną ištikimą avį, čia šiandien jūs visi susirinkę. Tai jūs esate viena ištikima avis. Ir, sako, turit eiti pasitikti tų 99, kurių nėra šiandien šitoje ganykloje, nėra tėvo namuose. O atrastai aviai ko reikia? Atleidimo, išpažinties. Joks popiežius nėra viešai nufotografuotas ir niekada matyta nebuvo, kad popiežius eina viešai išpažinties. Tai popiežius, kuris 2014 metais pradėjo iniciatyvą 24 valandos viešpačiui, kurios tikslas atidaryti šventovę visą parą
ir laukti bei kviesti žmonės sustoti maldai bei susitaikinimo sakramentui. Ir kai pirmą kartą Vatikano bazilikoje buvo švenčiamas tos pamaldos, popiežių ceremonierius lydėjo į klausyklą, nes jis turėjo klausyti išpažinčių, tą popiežiai darė visada. Ir kaip visada netikėta, sako, popiežius nukeliavo pas laisvą esantį kunigą, atsiklaupė ir pats turėjo prieš tai nueiti išpažinties. Po to klausė kitų išpažinčių. Tuomet visi rašė dienraščiai, tokios scenos Vatikane dar nieks nematė. Pirmą kartą popiežius išpažintį atlieka per viešą ceremoniją. Susitikdamas Bolivijoje, po Lotynų Ameriką, kai keliavo 2015 su kaliniais, popiežius sakė, prieš jų stovi žmogus, kuriam buvo atleista už daugybę nuodėmių. Ir neužmirškime, kartojo dažnai popiežius, Dievas niekada nepavargsta mums atleisti, o atgailos sakramentas nėra egzekucijos vieta, bet yra džiugi šventė, tėvo namai. Sutaikinimo sakramentas tai reiškia atsidurti meilingame glėbyje, begalinio tėvo glėbyje. Aš jums sakau, sako popiežius, kiekvieną kartą, kai atliekame išpažinti, Dievas mus apkabina, Dievas surengia mums šventę. Popiežius žinojo, kad klausyklos tai nėra vietos sudėti seniems rakandams, šluotoms ir kibirams, kad klausykla yra skirta mūsų keliams atsiklaupti, ištiesti rankas ir pasakyti, nepavyko man, bet noriu keltis ir pradėti dar kartą. Jis mokėjo ne tik pripažinti, kad yra nusidėjėlis, ne tik kviesti išpažinties, bet ir pat atsiprašyti. Kiek daug kartų jam primindavo tą situaciją, kai Petro aikštėje prieš naujus metus moteriai, kuri labai drastiškai patraukė jį už rankos, jam suskaudo tuo metu ir jisai jai pliaukštelėjo per delną. Sakė, koks popiežius yra negailestingas. Bet tą kitą dieną popiežius Viešpaties angelo maldoje viešai prieš visą pasaulį pasakė sakinį. Dažnai prarandame kantrybę. Aš taip pat atsiprašau už vakar parodytą blogą pavyzdį. Kiek drąsos reikia prieš visą pasaulį pasakyti, atsiprašau už blogą pavyzdį. Bažnyčia ne muitinė, o karo ligoninė, kurioje kiekvienam perrišamos žaizdos ir gydomos ligos. Šiandien šį ypatingą jubiliejinį gailestingumo sekmadienį, pirmąjį sekmadienį, kai jau nebematome popiežiaus netgi karste. Dėkoju šiandien Dieve tau už nuostabų ganytoją, pagal tavo širdį, popiežių Pranciško, kuris savo tikėjimą buvo pavertęs ne vien tik tai prakalbomis ir gražiais žodžiais, bet veiksmais, darbais, kurie padėjo pasauliui pamatyti naujai Dievo negalę, Dievo, kuris negali nemylėti ir Dievo, kuris negali neatleisti. Šiandien, mielieji, meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų, kas dalyvaujate ir klausotės. Te būsite kiekvienas to Dievo apkabintas, kiekvienas nuo čia esančio naujagimio vežimėlyje iki pačio vyriausio čia mūsų sesės ir brolio. Te būsite tos tėvo švelnumo ir meilės užlieti. Te bus šiandien išgirsta jūsų ausise ir jūsų širdise tie trokštami žodžiai, atleidimo žodžiai, nešantis ramybę. Nes visa tai, kaip minėjo Pranciškus, yra galingiausia žinia. Gailestingumo žinia, nes Dievo vardas yra gailestingumas. Tau, Jėzau Kristau, už visą tai, ką leidai mums matyti ir kame dalyvauti per šio popiežiaus tarnystę. Tau už tavo meilę ir tavo atleidimą kasdien. Gyrius, garbė ir padėka per amžių amžius.